Pati populiariausia tupperware silikoninė forma yra silikoninė princesė. Jinai atrodo va štai šitaip, lanksti, nes pagaminta iš silikono ir labai teisingo dydžio. Vidiniai matmenys jos yra 26 cm ir aukštis yra 5 cm. Tai puikus tūris, jeigu jūs norite įsikepti ar tai pyragą, ar tai apkepą, ar tai kugelį, ar tartą kokią nors, ar netgi kokias bandeles sudėti ir iškepti, ar kokius nors koldūnus apkepti. Žodžiu, dydis idealus, forma ideali ir tupperware visas savo silikoninės formas gamina iš saugios medžiagos. Jų silikonas yra pagamintas iš smėlio, jisai neturi teflono, todėl yra visiškai saugus naudoti ir silikonas turi puikias savybės kepimui. Tai yra prie jo neprikimba ir puikiai apskrunda ir iš jo labai lengvai išimti, nes forma yra lanksti. Kas svarbu? Svarbu įdėti mūsų formą reikia į orkaitę su grotelėmis, nes forma yra lanksti ir išimti taip pat su grotelėmis, nes jeigu jūs tempsite va štai šitaip už ausų, gali būti, kad sulaužysit savo pyragą, nes forma nestabili. Ir kitas dalykas, galite nurauti ausis ir tai nebus kaip ir garantinis keitimas. Dar kas svarbus, formą reikia gerai prižiūrėti, tai yra išplauti ir prieš naudojimą, ir po naudojimo. Kodėl reikėtų plauti prieš naudojimą? Todėl, kad silikonas turi tokias poras savyje ir kai jūs kepate pyragą, riebaliukas iš pyrago patenka į tas poras ir to pasiekoje mūsų pyragas neprikimba prie formos. Bet kažkiek tai to riebalo lieka tose porose ir jeigu mes kažkurį laiką nekepam pyrago, jisai išprakaituoja iš formos, dar nusėda dulkės ir jeigu mes tokią formą neplautą dėsime kepti, pirmas punktas tai bus nehigieniška. Antras punktas, tas riebaliukas likęs paviršiuje, jisai degs, jisai kietės, jisai juoduos ir tada jūsų forma gali sulūžti. Forma atlaiko iki 220 laipsnių temperatūrą teigiamą ir iki -25 neigiamą, todėl čia puikiausiai galėsite taip pat stingdinti įvairiausius tortus ir šaldymo kameroj, gal koks nors ant sausainių pagrindo bus jūsų ledaus ar musinis tortas. Taip pat galėsite formuoti ir šaldytuve įvairiausius sūrio pyragus ir sūrio tortus ir žinoma kepti orkaitėje ar tai gaminti mikrobangėje. Išimti galima keliais būdais, galima elementariai dėti lentutę arba lėkštę, aplenkti ir formą nuimti, arba jau kaip pyragas yra pradėsęs šiek tiek, galite formos kraštą va šitaip va nulenkti ir jūsų pyragas nusliuoks į tą vietą, jau į tą lėkštę, kur jūs norėsite jį serviruoti. Puikiai forma, rekomenduoju. Gaminsite, kepsite, džiaugsitės ir vaišinsite šeimą ir draugus skaniais pyragais, kugeliais ir apkepais ar kitais kepiniais. Tiesa, tik nepjausykite formoje metaliniais įrankiais.